Čia traktoriukas, taip, ir sekantis štai va tokia schemutė. Taip, kai matot, susideda. Metalinis vamzdis yra spaudžiamas į gruntą ir štai viršui matote kepurėlę. Tai yra mikrofonas, kuris priima šitą garsą. Atskaitas mikrofonas. Mikrofonas, na, matot, prikabinamas. Va. Toliau, jeigu atkreipsi dėmesį, iš šalies yra tokie du vamzdžiai, toj schemutėj, abipus taip. Tai va čia yra hidraulinis domkratas, kuris įspaudžia štai šitą vamzdį į gruntą. Toliau, kaip matote, eina iš to mikrofoną. Štai čia prisijungia laidai ir toj dėžutėj guli dėžutė į keitiklį. Taip. Va štai šita dėžutė šalia, kur kaba spaudžiant spaudimo metu. O štai čia prikabinama yra, reiškia, spaudžiant, važinėjant, reiškia, mes užfiksuojam įspaudimo metu. Matuojam įspaudimo gylį. Taip. Va. Nu, o toliau, va, tai štai tos dėžutės yra perdedama į kompiuteryje. Ir štai kompiuteryje mes matome grafiką. Kaip atrodo ta dėžutė? Na va, matote, keitiklis vadinam. Ir fiksuojame duomenį, matome duomenis kompiuteryje. Toliau. Na, esmė šito bandymo, kaip jums sakiau, yra ta, kad fiksuojama, išmatuojama jėga veikianti kūgį ir trinties movą. Taip, na, kadangi mes žinome kūgio skersvėjo plotą 10 kvadratinių centimetrų, taip, ir trinties movos paviršių 150 kvadratinių centimetrų. Taigi, išmatuota jėga iš karto kompiuteryje padalinama iš šitų plotų, na, kūgis iš 10 kvadratinių centimetrų, trinties jėga iš to 150 ir gauname du dydžius pagrindinius, kurie reikalingi. Tai yra kūginis stipri, čia užsirašo, kūginis stipri, kuris žymimas Q mažąją raidę su indeksiuku C. Kūginis stipri, tai yra čia QC. Ir šoninės trinties stipri, F su indeksiuku S. Šoninės trinties stipri, F su indeksiuku S. Na, čia nėra, yra grafikas. Grafikuose. Taigi, įspaudimo metu štai kompiuteryje mes matome šitos du grafikus, kurie ir turite jūs savo brėžiniuose. Kadangi įspaudimo jėga priklausys dar ir nuo to, kokiu greičiu mes spausime, todėl yra reglamentuotas įspaudimo greitis. 2 cm per sekundę. Na, tai štai, įspaudimo metu mes štai matome ir gauname tokį grafiką. Na, savaime suprantama, kad šitas grafikas kompiuteryje saugomas kažkokiu tai pavadinimu. Na, pavyzdžiui, pas jūs ten yra parašyta. Taip, CPT, numeris 3. Taip, kas yra U? U, tai čia dar matuota, galima išmatuoti ir porinį vandens slėgį. Porinio vandens slėgį. Dar trečius duomenis.
Taip, porinio vandens slėgį. Na, vat matote, čia yra tokia bronzinė akmenėlis, jisai praleidžia vandenį, todėl, na, išvertus jums suprantama kalba, porinio vandens slėgis, tai reiškia yra vandens esančio grunto porose slėgis. Mokėti interpretuoti šitą grafiką. O šičia tai jau yra mūsų statybininkų, arba žmonių prie statybos duomenys. Taigi, taip, kaip daktarė, turit rezultatus, turit grafikus ir mokėkite, būkite, supraskite, kaip gauti. Na, paprastai geologai dar ir suskirsto į ką reiškia kas iš QC? Šoninės QC, kaip minėjau, yra... O santykį dar mes prieisime. Na, štai va toks grafikas kaip jūsų, taip, matote, papildytas dar tam tikrais sluoksniais. Va šitą dalyką jums reikės patiems užpildyti. Taigi, aiškinu, pagal statinio zondavimo duomenis, kūginį stiprį, jums reikės pirmiausia suskirstyti pagrindą į sluoksnius. Grafiką turit, taip, suskirstyti suskirstyti pagrindą į sluoksnius. Taigi, kaip skirstoma? Pagrindas suskirstomas į sluoksnius pagal kūginio stiprio tą grafiką. Na, suprasti, jeigu tas kūgis lenda sunkiau, taip, reiškia sluoksnis stiprės. Pasiekė silpnesnį sluoksnį, pasipriešinimas mažesnis, grafikas rodo mažiau. Taip, atsirėmė į tvirtą pagrindą, reiškia vėlgi pasiekė. Taigi, žiūrint pagal kūginį stiprį, mes galime suskirstyti į sluoksnius, kur stipresnis, kur silpnesnis sluoksnis. Va, na, tai va tas esmė ir yra. Na va, grafikas.